Sveiki, brangus klausytojai, su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Kryžkelėje. Saliamono klausytis atvykdavo iš visų kraštų žmonės, siunčiami visų žemės karalių, išgirdusio apie jo išmintį. 1 Karalių knyga, 5 skyrius, 14 eilutė. Saliamono dienomis Izraelio karalystė išsiplėtė nuo Hamato šiaurėje iki Egipto pietuose ir nuo Viduržemio jūros iki Eufrato upės. Šią teritoriją driekėsi daug tuometinio pasaulio prekybos kelių, karavanai iš svetimų šalių ją nuolatos kirto skersai ir išilgai. Taip Saliamonui ir jo žmonėms buvo suteikta galimybė parodyti visų tautų žmonėms karaliaus charakterį ir išmokyti juos pagarbios bei paklusnumo jam. Tapęs vadovu tautos, kuri buvo įkurta lyg švyturys tautoms, Saliamonas turėjo panaudoti Dievo duotą išmintį ir įtakos galią organizuoti ir vadovauti didžiajam judėjimui, skleidžiant šviesą tiems, kurie nieko nežinojo apie Dievą ir jo tiesą. Minios būtų paklususios Dievo reikalavimams ir Izraelis būtų buvęs apsaugotas nuo pagoniškos įtakos, o šlovės Viešpats būtų labai pagarbintas. Tačiau Saliamonas išleido iš akių šį kilnų tikslą. Jis nesugebėjo pasinaudoti puikiomis galimybėmis apšviesti tuos, kurie pastoviai kirto jo teritoriją ar apsistodavo pagrindiniuose miestuose. Misionieriška dvasia, kurią Dievas pasėjo Saliamono ir visų tikrųjų izraelitų širdyse, buvo išstumta verslo dvasios. Galimybės, kilusios bendraujant su daugeliu tautų, buvo naudojamos asmeniniam išsikėlimui. Šiomis dienomis galimybės bendrauti su visų klasių ir daugybės tautybių žmonėmis yra žymiai didesnės nei Izraelio dienomis. Kelionių maršrutai išaugo 1000 kartų. Panašiai kaip Kristus, aukščiausiojo pasiuntiniai turėtų būti šalia tų kelių, kur galėtų sutikti minias iš visų pasaulio šalių. Panašiai kaip jis, slėpdamas save Dieve, jie turi sėti Evangelijos sėklą, atskleisdami brangias šventojo rašto tiesas, kurios giliai įsišaknijusios prote ir širdyse išaugtų amžinajam gyvenimui. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.